Labas visom, mane pasiekė Concept by Katė Miska kojinių siūlai. Turėjau bandomąjį kamuoliuką atsivežusi iš anksčiau ir kadangi laukiau šios siuntos, iš tikrųjų turbūt pirmą kartą džiaugiuosi, kad siunta vėlavo dėl to, kad iki kokio trečiadienio prašnekėjau ganėtinai sunkiai, nes užklupo gan didelė mane sloga. Tai galvojau, jeigu atvažiuos pagal numatytą laiką, kada turėjo būti trečiadienis, galvojau, kaip čia reikės padaryti video transliaciją, nes dar šiandien šiek tiek jaučiu tą nosies užgulimą, bet pati jaučiuosi kaip ir gerai. Tai, žodžiu, kaip ir minėjau, pirmą kartą turbūt džiaugiuosi, kad siunta vėlavo tam, kad galėčiau kokybiškai padaryti video transliaciją. Tai gal savo šiek tiek sirguliavau, tai pasiėmiau tą turimą vieną kamuoliuką, būtent 105 spalvos, štai, ir mąsčiau, ką iš jo numegzti. Iš tikrųjų, vieno kamuoliuko pilnai užtenka vienai porai kojinių suaugusiam, net ir šiek tiek lieka. Perkant 2 kamuoliukus, tai pilnai galite numegzti 3 poras kojinių. Nes iš esmės taip pilnai, jeigu mezgant didesnį dydį, ilgesnę atnarą, tai lieka dar kamuoliukė vienai porai kojinių. Tai iš 2 kamuoliukų pilnai galima numegzti 3 poras suaugusiam kojinių. Bet kadangi aš esu nusimačius kojines megzti iš siūlų likučių, tik tai, kad laukiu Lana Gato siuntos papildymo, bet jau panašu, kad bus tik tai po naujų metų, tai planuoju kojinių savo, ne tik savo, bet ir šeimai numegzti iš būtent likučių. Tai nusprendžiau šiuos siūlus pasirinkti megzti drabužį, kas puikiai tinka, kalbant apie kojinių siūlus. Gamintojas skrajutėje yra, netgi žiūriu, labai panašus modelis, mano irgi kaklas praktiškai toks pats, tik čia žiūri viena gera, viena išvirkščia. Aš pasirinkau megzti dvi išvirkščias akis ir šiai liemeniai pagal viską gamintojas yra nurodęs, kad reikia 3 kamuoliukų, bet čia gal nebent labai didelis dydis, nes aš megztukui savo pasilieku 3 kamuoliukus, kadangi čia metražas labai panašus į amų, tai amų liko nuo 3 kamuoliukų praktiškai daugiau negu pusę, aš apie 80 gramų. Tai nežinau, kodėl, nebent nors vizualiai neatrodo labai ilga ši liemenė, bet gal apdaila dvigubai einanti, nors ne. Kiek aš žiūriu, tai bet gamintojas liemenį rekomenduoja 3. Bet aš gal liemenį siūlyčiau 2 pasirinkti, turėtų pilnai užtekti. Tai va, nes aš irgi planavau iš jų liemenę, galvojau prie džinsų, nes būtent aš gavau mėlyną spalvą ir kažkaip galvojau apie tai, kad džinsas yra labai universalios kelnės ir prie džinsų tikrai labai puikiai tinkanti būtent ši spalva. Turbūt vienas iš nedaugelio kartų, kuomet man būtent siūlas yra gražesnis, ne taip gal visai, ne tai, kad gražesnis, bet siūlas pilnai atsiskleidžia būtent mezgime, o ne kamuoliuke. Nes kiek esu gavus siūlų, kiek iš jų esu mezgus, tai iš esmės tai būna taip po lygiai. Gražu ir kamuoliukė, gražu ir mezginyje. O šie, pavyzdžiui, siūlai, aš nežinau, žinokit, aš mezgiau su poilsio pertraukom ir tikrai ganėtinai daug numezgiau, nes tiesiog savaime mezgėsi. Tikrai labai noriai, labai lengvai, tiesiog akis lysta virbalais. Tai man iš vieno kamuoliuko liko dar štai tiek. Ir aš jau praktiškai baiginėju būtent ir rankų išėmimą. Mezgu tą patį modelį, kaip ir mezgiau pamoką, kurią darau. Paskutinė 4 pamoka išeis rytoj pagal viską, nes likęs montavimas yra. Tai aš tikiuosi, kad niekas neužtruks, niekas nepakiš kojos. Tai va, tai kalbant apie šiuos siūlus, čia yra pati naujausia naujiena iš Katė gamintojo.
netgi buvau nustebus, kad jie vidury sezono dar pasiūlė būtent naujus siūlus. Vieni siūlai jau yra atkeliavę ir jau jūs esate įsigijusios ir mezgate. Šie buvo pagaminti praeitą savaitę ir praeitą savaitę aš padariau jiems, tiksliau nepadariau užsakymo, o jie buvo iš anksto mano užsakyti ir juos paprašiau, kad man atsiųstų. Tai va, tai šiek tiek iš arčiau, kalbant apie šios siūlus, tai kalbant apie raštą, tai man bent jau asmeniškai labai gražu. Ir taip norisi megzti, nors turiu numegzti dar ne keletą kojinių, o vieną dar likusią kojinę čia į kalėdų maišą. Tai šiandien teks atidėti šį megztuką, nors iš tikrųjų tai tiesiog knieti, imti ir megzti. Tai tikrai kažkaip bandau įsivaizduoti, kad per kalėdinį šventinį laikotarpį aš panašiai ir pabaigsiu megztuką. Nes prie viso to kitą savaitę, turbūt 27 dieną, šiaip turėjo pagal viską šiandien būti, bet siuntos žiauriai stringa, iš esmės kiekvienam punkte užstringa, tai paskutinioji šių metų siunta ir tai bus irgi katė, atvyks 27 dieną ir joje atvyksta Inuit siūlai. Tai pernai metų naujiena, bet apie juos gal tuomet šio video pabaigoje, aš tuomet iš arčiau tiesiog parodysiu spalvas. Taip, tai čia 103 spalva, taip, 102. Ir šie siūlai iš tiesų tokio grožio yra, kad iš visų norisi pabandyti 101 spalva. Kažkaip nežinau, juos žiūriu ir atrodo taip norėtųsi iš visų kažką tai nusimegzti. 100 spalva. Tokia rožinė mergaitiška, va šitą man labai patiko spalva. Čia yra 104, čia yra šiek tiek ir garstyčios, ir violetinės spalvos. Tai toksai šiek tiek ir rudos su mėlynu, labai gražus derinys, komponuotas būtent šioje spalvoje. Na ir mano spalva 105. Tai kaip jinai atrodo, iš esmės visos spalvos bus taip pat išsidėšiusios, kaip ir šios spalvos, tik tai spalviškumas, na, kitoks. Tai va, tai nors ir žalia man spalva tokia ir rudeniui, atsiprašau, ir pavasariui tinkanti tokia, kuomet jau pradeda žaliuoti, tai tokia tikrai labai gaivi. Nors iš esmės ir va ši mėlyna spalva, toks megztukas gaunasi, aš dar vakar apie tai su mama kalbėjom, tai taip sakom, kaip ir atrodo kasdieniškas, ne? Nes margas, kaip ir atrodo, galima kiekvieną dieną į darbą, bet tas spalvų toks, aš nežinau, taip jos ir traukia tą akį ir megztukui duoda tokios kažkokios, tai aš nežinau, tokio akcento, tokio kažkokio tai, na tikrai atrodo prabangiai, nors ir atrodytų, taip, nu sakau, sunku apibūdinti, kaip ir gali būti kasdienis drabužis, bet tuo pačiu ir tikrai drąsiai galima pasipuošti kažkur einant, lygiai taip pat ir važiuoju, čia su žaliu yra spalvos, tai, na, aš sakau, bent jau aš kai pamačiau šios siūlus, kai gamintojas pasiūlė naujieną, tai man šie, nu, žinokit, nei kiek nesudvėjojau, iš karto užsakiau. Dar vienas kiekis yra pas gamintoją rezervuotas, tai pritrūkus iš karto bus užsakytas ir atvežtas. Na, o grįžtant, nežiūriu vis dėlto, kai daugiau šneku, labai sunku, trūksta oro, nes nosija giliai ten pas mane dar vis, žodžiu, užsilikusi, panašu, kad ta sloga yra, tai kažkaip tai daugiau pašnekant, kažkaip tai pritrūksta man čia to oro. Ir kalbant apie Inuit siūlus, tai tikrai, kai Skandinavija pranešiau apie Skandinavijos akciją 45 procentų, žinokit, čia sprogo jinai kaip bomba, jūs tiesiog puolėt užsakinėti, pirkot, dabar su šia siunta irgi atvažiavo paskutiniai 10 kamuoliukų, juos irgi įsigijot, dėl to aš jau ir per šį video nerodau. Tai kalbant apie Inuit,
Tai yra pagal metražą ir pagal sudėtį Skandinavija analogas tik vienspalvis. Buvo klausinčių, kad pasižiūrėčiau, kai atvyks, ar dera prie Skandinaviją ir kuris spalva dera. Tai be abejo, su vienu megztuku, kurį turiu, aš galėsiu pasižiūrėti, kas dera. Kitų siūlų dėja aš neturiu, kad galėčiau gyvai pasižiūrėti, kokie tinkami deriniai. Bet po Skandinaviją viso bumo panašu, kad tikrai jau mezgėt ir matomai dar liko likučių. Jūs manęs klausėt, su kuo geriausia derint. Tai pačiai smalsu iš tikro, kaip gyvai tie siūlai atrodo, tai manau, kad geriausias derinimas būtų su jais, nes pagal storį ir sudėtį jie yra analogas. Kitas dalykas yra, bent jau pernai aš iš Inuit siūlų labai norėjau nusimegzti kalėdiniai fotosesijai megztukus, jie mano buvo planuose, nes tai buvo naujiena, juose yra alpakos, merino vilnos, aš jau nešneku apie visumoje, apie kokybę, kurią net nebejoju, bet jie nebuvo laiku pagaminti ir pabijojau, kad aš nespėsiu 3 žakardų numegzti, todėl buvo pasirinkti kiti siūlai, kurie negaliu sakyti, kad nuvylė, žinoma, kad ne, megztukai nešiojami yra ir šiais metais. Kaite turbūt nėra tų siūlų, kurie būtų nuvylę bent jau mane, klientės, gal nebent sulaukiu dėl mazgelių klausimo, juos randa siūluose, tai galiu dėl mazgelių iškart pasakyti, tai yra, kaip bebūtų, tai yra normalu ir tai nėra gamyklinis brokas. Tiekėjai netraktuoja mazgo siūlę, kad tai yra brokas, nes reikia suprasti, kad siūlai dažomi yra ne kamoliukose. Jie į kamoliukus yra pervyniojami. Ir pervyniojant, kai baigėsi siūlas, jie neišmeta to pusę suvinioto kamoliuko, yra surišama ir toliau vyniojama iki reikiamo kiekio. Tai kalbant apie mazgą, taip, kaip bebūtų nemalonu, tai jų pasitaiko ir tikrai norėtųsi, kad jų nebūtų, bet gamintojas mazgo netraktuoja kaip brokas. Tai va. Tai grįžtant prie kokybės ir kalbant apie Inuit, jiems yra 30% nuolaida ir jų nebebus galima papildyti. Vežiausi ir bordo spalva, buvo iš viso 10 spalvų mano užsakyta, bet tiekėjas informavo, kad 59 spalvos dėja nėra jau ir man į siuntą neįdėjo jos. Tai panašu, kad iki naujų metų neliks būtent Inuit siūlų, kad aš galėčiau pasipildyti, arba liks labai mažas pasirinkimas, nes kiekiai pas tiekėją mažėja, nes nuolaida tikrai yra labai gera, nes kalbant apie metražą ir kainą, tai kadangi jų kaina yra iš esmės tokia pati kaip ir Skandinavija, kalbant apie kiekį, nes ten yra po 50 gramų, Skandinavija 100. Ir Skandinavijos kaina šiek tiek buvo palankesnė dėl to, kad buvo 45%, o šiems dėja tik tai 30%, nors ir tai yra beprotiškai didelė nuolaida. Ir kalbant apie siūlus, tai tikrai labai rekomenduočiau ir kviečiu įsigyti dėl to, kad jų nebebus jau prekyboje. Aš pati irgi būtinai atsidėsiu, Skandinavijoje man neliko nei vienų, net mama irgi 4 buvo užsisakius ir kažkaip tai, žodžiu, ir mamos siūlų nebeliko. Kažkaip atrodė, kad jai rezervavau, bet pasirodo ne ir, žodžiu, jos siūlus nupirko. Tai va, tai norinčios jau vienspalvių, jeigu jau ir šiek tiek pabodo margi, tai tikrai labai rekomenduoju užsisakyti Inuit siūlus, jie atvažiuos 27 dieną, tai planuoju per 27-28 dienas išsiųsti, kad iki naujų metų gautumėt. Ir kalbant, aš pati pasiliksiu nusimačiusios su kelias spalvas, kurias noriu palikti. Tiksliau vieną iš norimų spalvų, bet čia įsirinksiu pats vyras, nes ją megsiu. Vis tik nusprendžiau, kad aš jau tikrai turiu pakankamai daug megztukų ir labai daug pradėtų savo megztukų, prie kurių būtinai aš grįšiu po naujų metų, nes atvažiuoja ir Lana Gato papildymas. Tai bus smagiau megzti, turint pasiūlyti
siūlų, iš kurių megsiu megztukus, kurie yra pradėti, tai kalbant apie Harmony, arba tas pats yra su Lana Gato Moritz siūlais, prie kurių yra pridėtas Harmony, ir kiti dar viena naujiena atvažiuos su Lana Gato, pavyko ją gauti, tai žodžiu, bet Lana Gato jau nukeliu jau po naujų metų ir noriu savo pabaigti pradėtus megztukus, nes jų yra tikrai labai daug. Tai iš Inuit aš megsiu vyrui, bus vienspalvis megztukas, nes bent jau iš Skandinaviją nešiojo 3 berods ar 4 sezonus, 3 turbūt sezonus atnešiojo. Tai tikrai bus vertas dar vienas megztukas į vyro spintą, nešioti ne vieniems metams, tai kaina, kadangi tikrai jų labai gera, tai labai rekomenduočiau arba savo, arba vyrui. Manau, kad liksite tikrai patenkintos ir kam megsite liks patenkinti, nes dar gyvai labai norisi pasižiūrėti, bet vizualiai tai tokie jie minkštučiai man atrodo, kiek iš nuotraukos mačiau. Tai va, tai turbūt gal tiek, kalbant apie Inuit, jie yra sukelti į elektroninę parduotuvę, tai norinčios rezervuotis, kai kurios jau tai padarėte ir savo užsirezervavote kamoliukus, tai tik atvykus aš juos išsiųsiu, norinčios, čia tas pats principas kaip ir su Skandinavija, kadangi siūlai yra išparduodami. Tai jeigu norite savo rezervuoti, tai kviečiu per elektroninę parduotuvę įsigyti. Jie yra išpardavimo skiltyje. Vakar beje į išpardavimus perkeliau irgi vieną poziciją, tai Kashmina Cotton iš Katė, jiems yra 25% nuolaida. Jie pas gamintoją yra, bet nutariau aš jų nebesipildyti, todėl aš juos patalpinau į išpardavimą ir jiems pritaikiau 25% nuolaidą. Tai va. Tai gal tiek tokios informacijos, tai tuomet dar kol kas nelinkiu linksmų švenčių artėjančių, dar papildomą aš įdėsiu postą, gal net ir pati gyvai pasveikinsiu, dar iš tikrųjų nežinau. Tai va, tai dar kol kas ramaus penktadienio, artėjančio savaitgalio, kitam video, kuomet atkeliaus Inuit, tai dar susitiksime pasišnekėti. Ir dar papildomai tikrai švenčių progą aš jūs pasveikinsiu. Tai šį kartą neatsisveikinu, sveikindama su šventėmis. Tai gražaus jums penktadienio ir iki kito karto. Ate, ate.